nuostabi knyga, bet tas, kuris niekada nekelia kojos iš namų, perskaito tik vieną jos puslapį. Tai čia norėčiau pasakyti apie tai, ką reikia eiti žmonės ir kad reikia skaityti knygas. Čia labai tiksli tokia citata viena yra. Toliau. Susitikimas su vienuoliu. Tai buvo mažas kaimelis, vien iš rožių krūmų. Visur, kurie juos matė tik tai rožes. Ir jis taip gražiai labai įsireiškė, sako, čia tavo sodas. Reiškia, žmogus turi savo tokį sodą. tą sodą gali pripildyti kažkaip tai gerais tokiais dalykais, darbais, mintim, kad tavo sodas būtų kaip rožės, toks pilnas rožių. Ką labiausiai akcentuoja? Kad žmogus kiekvienas, kokia amžiaus bebūtų, turi daryti mankštą, jogos mankšta. Ten vienas jam jogas labai padėjo, mokė jos tos mankštos ir aš noriu, man taip irgi patiko, va šitoj dabar naujoji, kur išėjau knyga bibliotekoje, kur yra labai paprasta mankšta. Reiškia, jeigu kvėpavimas turi būti geras, tai pirmoji eilė reiškia, galima tokį padaryti pratimą. Reikia kvėpti būtinai, kad tavo pilvas į priekį pasiduotų. Reiškia, toks bus pilnas kvėpavimas ir nepaprastai padeda. Reiškia, per dieną 2-3 kartus padaryti tokį pratimą kvėpavimo, kelias minutės. Nu, žodžiu, labai daug žmogui padeda. Tai man tai buvo įdomu, reiškia, jį taip mokino uždėti rankas ant pilvo ir jeigu tu pajusi, kad tavo pilvas pasidavė į priekį, reiškia, tu gerai įkvėpi orą. Tas gilus kvėpavimas, kuris tau labai duoda didelę naudą. Taip. Nepraleisti kasdienės mankštos tokios. Kūnas turi judėti visą krūtinę, traukti gaivų orą. Taip, toliau. Šitaip taisyklingai kvėpuodamas, tu padvigubini arba patrigubini savo jėgas.